Taigi sveiki, mėlyjeji. Pati puikiausia diena atidaryti vasaros sezoną. Nežinau, kur važiuoju. Tikslas yra pasiekti jūrą ir su palapinė permiegoti ten. Tačiau tai lyja, tai nelyja, tai sninga, tai nesninga. Žodžiu, oro prognozė šiek tiek apgavo. Turėjo šiandieną saulutė šviesti, bet saulutė, kaip matote, nešviečia. Bet pasiryžimas išvažiuoti jau yra ir aš jau pasiruošęs. Tai aš bet kokiu atveju važiuosiu. Aš nežinau, ar pasieksiu jūrą, ar aš jos nepasieksiu, bet kažkur tai miške nakvosiu tai 100%. Tai ir pafilmuosiu ir pasižiūrėsim, kaip čia man gaunasi. Taip, jūrą tai aš pasiekiau. Tik tai radau tai, kas mane labai smarkiai privertė nusivilti. Pasirodo, šita įlanka dar yra užšalusi. Va ten va, jau atviri vandenis. Jau viskas, bet va čia dar užšalę, gaila. Čia iš tikrųjų, kad aš išvažiavau į Švediją, čia pirmas mano uostelis buvo, kuriame aš laikiau savo pirmąją jachtą. Va todėl mane čia ir traukė atvažiuoti, čia daug gražių yra prisiminimų. Tačiau gera žinia yra ta, kad yra man palikta malkų. Tai dabar nežinau, kur aš čia miegosiu. Ar aš pasistatysiu palapinę kažkur tai čia ir būsiu čia prie laužo, kas ganėtinai tiktų. Čia pavakaročiau, bet mano idėja buvo toje salelėje. Einam, pažiūrėsim tą salelę. Štai 67 vieta šitame tarpelėje stovėjo mano jachta. O dabar štai stovi kažkieno tai apleista jachta. Palikta likimo valiai. Gali į ją turbūt greičiausiai sėsti, išplaukti ir niekas net nepasiges. Iš tikrųjų, tai turbūt čia kažkam ir paslaugą padarytum, jeigu šito jachtą priklaustum. Taigi, mano idėja buvo gyventi šioje salelėje. Taigi, va čia va, stovėdavo mano jachta, ateiname čia ir ten yra va staliukas, mes čia kepdavome šašlyką. Bet atsinešdavome čia šašlykinę, todėl kad laužavietės čia nėra. Tai jeigu aš dabar čia pasistatyčiau palapinę, atsinešiau malkų ir gyvenčiau čia, turbūt, kad man kokia nors gamtos apsauga arba kas prižiūri čia šitą vietelę, ačiū, tikrai nepasakytų. Ir greičiausiai gaučiau aš velnių. Taip kad dabar net nežinau, ką čia daryti. Kiek čia prisiminimų, o čia jau prabėgo 10 metų, čia būdavo įsibėgėjama ir šokam tiesiai ant galvos. Čia didžiulis gylis. Taip pat ir ežeras šitas lydekans spiningo gaudydamas. Žodžiu, Švedija yra žiauriai graži. O ten va, čia, aš nežinau, kiek čia tų mylių iki atviros jūros. Va čia va, kelios salos matosi ir už tų salų jau atvira jūra. Jūrmylių aš dabar nepamenu, gal 5 jūrmylės ir jau atvira jūra. Čia šitas gulbės beveik visas rankinės, nebijo tų žmonių, nežinau ar šitą rankinę, nerankinę, nes su žmonėmis čia kartu gyvena, žmonės jas maitina, iš rankų valgo, čia prie tų jachtų jos gyvena, tai žmonės visą laiką jiem tus maisto likučius atiduoda, tai todėl, kad prie kiekvieno jacht klubo visą laiką glaudžiasi gulbės, o taip kartu su žmonėmis ir gyvena. Na, o aš einu dabar statytis palapinę. Na, štai aš ir įsikūriau.
vis tik tai netoj saleliai. Aš įsikūriau čia, prie laužavietės, kaip ir priklauso, su vaizdu į jūrą. Matai va mėgosiu, va. Matai va. Ha, 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 ha. Blemba, aš nežinau, kokia ateinanti naktis bus. Bus matyti, kokia jinai bebūtų. Bet jinai bus nuostabi. Jau žinokite, kliurką šoviau kokią. Čia galvoju, kad svoris būtų mažesnis. Ai galvoju, Švedijoje vandenis švarus. Galvoju, kad butelio nesivežti sunkaus. Pasisemsiu iš telkinio. Nu, ir ką jūs jau manot, tiesiog visiškai pamiršau, kad čia juk yra jūra, o ne gėlas vanduo. Tai laimiai, dabar kada ledas yra, nelabai maišėsi su, ledas ir sniegas praskėdė šitą jūros vandenį ir jisai yra dabar tiesiog šiek tiek surstelėjęs. Na, tai arbata bus tiesiog, sakysime, su elektrolitais. O ką, paragausim ir tokį. Aš nežinau, koksai bus rytas, bet ten lyg tai giedrigėsi, tai gal ir praeis. Bet va dangus raudonuoja, o kada Švedijoje dangus raudonuoja, tai reiškia naktis bus šalta. Tai tam, kad ryte man būtų patogiau, tai kavą aš galbūt užsivirsiu į termosą jau šiandieną. Už kokių kelių kilometrų mačiau buvo ir upelis. Galvojau gal važiuot, prisipilt gėlo vandens, bet tingiu. Pažiūrėsime, paeksperimentuosime, kokia kava bus iš ryto su pusiau sūriu vandenuku. O kodėlgi ne? Kas čia žino? Gal bus skanu, ne? Na, o dabar pasidarysime arbatėlę šiandienai. Štai verda mano arbatėlė. Gaila, negaliu nieko nufilmuoti, ką aš čia kepsiu, už tai, kad aš iš tikrųjų čia nieko nekepsiu. Aš išėjęs į tokį dažną detoksikacinį periodą, kada aš 3 dienas nieko nevalgau, visiškai nieko, ir geriu tik tai vaistažoles, tam, kad detoksikuoti kepenis ir visą organizmą, na ir svoriuką šiek tiek pareguliuoti. Tai kasgi yra šitoje arbatoje, tai arbata susideda iš pintenių, kelių rūšių, kurie būtent detoksikuoja kepenis, valo visą žarnyną, turi antibakterinį, antimikrobinį poveikį, antiparazitinį, reiškia, jeigu kada tu 3 dienas nevalgai, žarnynas tavo visiškai išsivalo ir atidengia tuos visus parazitus, kurie negali niekur pasislėpti. Na ir va tada duodi šitos arbatėlės ir jiem pareina chana. Tada aš įdėjęs šito gauromečio. Apie gaurometį pasako turbūt nereikia, bet jeigu kalbant vyram, tai vyram šitas ypatingai naudinga, ypatingai tokio jaunumo jaunuoliams kaip aš, todėl kad tai stimuliuoja mažojo dubens kraujotaką, stimuliuoja prostatą, turi priešuždegiminį poveikį, na ir vyram yra labai gerai. Tada čia aš įdėjau gudobelės ir lapelių ir uogelių širdžiai, nervams nuraminti. Taip pat įdėjau didelį kiekį jonažolės, o jonažolė tai superinis dalykas. Jinai skatina dopamino ir serotonino gamybą kraujyje organizme, kas suteikia kaifo, malonumo jausmą. Taigi, va tokią arbatėlę aš geriu, kaifuoju. Ir jums rekomenduoju retkarčiais pagerti tokią arbatėlę. Ir jinai iš tikrųjų be kita ko yra labai skani. O jeigu dar čia įsidėjus kažkokios tai citrinos, tai būtų išvis fantastika. Taigi, baigia užvirti, tuo jinai atauš, nuimsiu nuo ugnies, šiek tiek pritrauks ir eisiu aš medituoti. Jeigu kažkas bus įdomaus, dar
pafilmuosiu. Na, o jums visiems tiesiog linkėjimai nuo dar kol kas ledinės, bet jūros kranto. Iki, mėlyje.